pasirodė. Jums stovėti, tai čia nešokti, tai bent jau kartu čia nepagailėkit. Rytietiškų šokių studija Leila Dance. Čia pas mus Gedimino prospekte ir žinokit, turim labai svarbią žinutę nuo gražiųjų merginų, taip kad prašau, eterį perleidžiu. Ir taip pat norėtume pasveikinti Aleksandrą su gimtadieniu ir įteikti šią gražią puokštę. Ačiū! Dabar klausykit, kad Aleksandrai tą progą darysiu toks pakartas, tai dar su gimimo diena visi padainuojama, kodėl nesutinkat? Ką? Aš nemoku dainuoti, bet norėkit, gerai? Su gimimo diena, su gimimo diena, su gimimo, su gimimo, su gimimo diena. Aleksandrui kokių metų palinkėsim, ką? Kokių gerų, vaisingų, ar kokių, ar laimingų? Aleksandrai, nu turbūt ne kiekvienas žmogus va taip tiesiog Gedimino prospekte, ne? Tai kolegos, jeigu ir jūs galbūt norit ką nors pasveikinti, tai žinokit, kad sveikas miestas, kada tikrai laisvai eterį suteikti. Tai Aleksandrai, iš širdies nuo sporto bendruomenės, laimės jums ir žodis jums tada. Visiems didelis dėkui mano draugams, o ypač ypatingas dėkui mano žmonai, kuri dabar slepiasi po objektyvu. Tiesiog esu labai pamalonintas ir esu labai laimingas šią dieną. Ačiū. Aleksandrai, būkit laimingas, taip sakant. Ačiū labai. Na va, čia dar visi sveikintojai įsirikiavo, ar ne? Tai jau pasveikinkim tada, gal dar kokių dovanų turite. Tai Aleksandrai, kiek metų? Oi, moteris, sako, gali nesakyti, bet tebūnie ir vyrai išlieka paslaptingi. Tai žinokit, kad matot, sekmadienio sporto dienos metu būna ir tokių vairiausių netikėtų nutikimų. Žinokit, gerbimiai, kad jeigu jūs norit irgi ką nors pasveikinti, pavyzdžiui, tai ateikit, pasakykit, o kodėl negalima čia visi savo gražiai Gedimino prospekte padainuoti į sveikatą. Taip, kad žinokit, kad sveikas miestas atviras pasiūlymams, na visai netrukus rytietiškų šokių studija Leila Dance tęs savo pasirodymų maratoną, ar ne? Ir po to pakvies, žinoma, ne tik jau damas, tačiau taip pat ir vyriškius, norinčius prisijungti ir be abejo pasimokyti pilvo šokių. Tai Aleksandrai, sveikinam dar kartelį nuoširdžiai ir sveikas miestas sveikina. Va čia tai gimtadienis, ar ne, Aleksandrai? Va čia tai gimtadienis. Aleksandrui ir šitą šokį gal skirsime kokį nors su tą progą merginos, ką? Gerai, tai dabar rytietiškų šokių studija Leila Dance ir toliau čia pas mus Gedimino prospekte. Nepamirškit, gerbiamieji kaubojai, iš jūsų tai bent jau nuojimo. Vis dėlto labai stengiamės puošiamas ruošimas, tai jau jūs būkite, bent jau palaikykite. Taip, kad Leila Dance ir toliau tęsia savo pasirodymą.